Vyraukai, iš ryto visiems ir šį kartą sveikinuosi iš Ispanijos Ferolio. Savo gimtadienio progą darau žygį 120 km. Kaip man pavyks, nežinau. Spėju pamatysiu aš ir jūs video. Ką tik pasiėmiau pasą piligrimo, gavau savo pirmą antspaudą. Jų turiu surinkti 2 į dieną mažiausia, galima ir daugiau. Vietos tikrai čia užtenkamai galiu pririnkti daug ir Bon Camino. Bon Camino reiškia gero kelio, labai gražus rytas. Tikiuosi, dievulėlis mane pagailės gero oro ir nereikės labai daug žygiuoti lietingu oru. Daiktas pasiėmiau pačius visus būtiniausius, kad neužsikrauti bereikalingai papildomą svorio. Ir daugiau apie viską vėliau Bon Camino. Nebematau savo geltonų rodiklių. Beieškodamas vandens išėjau iš kelio. Ir nebežinau, kur eiti. Tikiuosi gerai. Kažkur nueisiu. Buvo apėmęs truputėlį nerimas, nes nepamačiau savo geltono rodiklių ir kriauklio ženklelio. Ir pagaliau taram. Jau galvoju, amen, tik prasidėjus kelioniai, kažkur ne ten nuėjau, bet viskas gerai. Piligrimai, varom! Ir beje, nusipirkau supermarkete vandens San Pellegrino. Šiandienos kelionę pradėjau 9 val. Ryte, atsiimdamas Piligrimo pasą iš turisto Pellegrino centro Ferolį. Planuoju nueiti 29,5 km iki Ponte de Ume, bet aš turiu visą savaitę pasiekti Santiago de Compostela. Taigi nežinau, esu laisvo laiko oro direktorius ir jei sugalvosiu kažkur pasiliks ilgiau, pasiliksiu. Lapkričio 25 rytas. Ispanija, Ferolis. O, čia nepraėjau mano rodykles, nusukimas. Ir kiek suprantu, mane ves paplūdimiu. Labai faina. Pirmą kartą planavau šią kelionę gal kokį 20 metų atgal. Ir vis neužtekdavo laiko, pinigų, sveikatos ir dar kažko. O gal paprasčiausiai nebuvau suaugęs tam reikalui. O dabar savo išėjau pasivaikščioti 120 km. Nuotaika gera, oras geras. Esu oficialiai piligrimas ir esu be proto gražioje vietoje. Agujeros. Ok. Ką tik turėjau malonų pokalbį su žmonėmis, kurie ieško kriauklelių, kurios vėliau atsidurs ant turistų lėkštėse ar ant jų pačių pietų stalo. Ir klausiu, kiek užtrunka pririnkti tą kibirėlį. Pasirodo 2 valandas. Jūra ir geras oras. Va tokie visi ir įsivaizduojam Ispaniją.
gal be striukės. Šiaip gyvenime antrą kartą Ispanijoje, kai tenka vilkėti striukę, nes žiemos metu paprasčiausiai atsidurdavau Gran Canarijoje, Tenerifei. Vieną kartą teko per savo gimtadienį pabuvoti Madride su kroksais. Čia jau kita istorija. Gerai, einam toliau. Kiekvieną kartą išvydus geltoną rodyklę mėlynam fone, jūs neįsivaizduojat, koks viduj džiaugsmas, kad einu teisinga linkme. Klausimas, ką man reiškia ši kelionė? Gal dar vienas nuotykis, o gal kelionė į save? Nors kiekviena kelionė man yra kelionė į save. O paieškos, prasmės gyvenimo, manau, su tuo susidurime kiekvienas. Ir kaip dingsta noras kažką kurti, daryti, bendrauti, geriausia išeitis, susipakuoti daiktus ir išvažiuoti, kur šviečia saulė, kur jūra, pasakyti labas jūra, labas saulė. Čia aš vėl sugrįžau pas tave, pažiūrėti, kaip tu laikais. Nežinau kodėl, bet tokia nuojauta, kad šiai kelioniai pasibaigus, nors ir kiekvienai kelioniai pasibaigus apima toks truputį liūdesys, kad kelionė baigias, bet visada po pabaigos yra nauja pradžia. Bet po šios kelionės gal kažkiek labiau bus, kad įbaigęs, nes buvo planuota daug metų atgal padaryti ją, kas neįvyko. Ir žinai, kai kažko labai laukia ir tas dalykas praeina, visada truputėlį liūdna. Bet po to kažkas bus vėl. Gal kitais metais sugrįšiu, gal eisiu 300 ar 800 kilometrų. Gal iki savo kamino pradėsiu Prancūzijoje. Per Pirėnų kalnus. Nežinau. Bet pradžiai pasibandymui, manau, 120 km man šlepusiam žmogui tai bus iššūkis. O einant piligriminiu keliu į Santiago de Compostela labai daug, dabar bent jau Ferrolį, link Nedos einant, daug va tokių vietų poilsiui, stalelių, daug vandens punktų, kur galima įsileisti vandens. Tai šitą butelėlį plastikinį naudosiu daug kartų. Gertuvės nesiėmiau, nes papildomas svoris. Tokie planai ir buvo, kad nusipirksiu vieną butelį ir leisiu vandenėlį vandens punktuose. Taigi, keliaujam toliau. Kiek supratau, nuo civilizacijos labai toli nepabėgsiu. Ką tik buvau Lidle nusipirkti maistelio. Tai bus pusryčiai ir pietus. Nusipirkau saliamio, pomidoriukų, proteino gėrimo. Ir reikės susirasti, kur vietą pietum užkasti. Biški buvau kažkur jau nugribavęs, bet nieko, vis išeinu kelią. Vis tos geltonos rodyklės ir žmogeliukai pradėjau matyti su kuprinėm. Kiti piligrimai. Oras kaip užsakyta, žiauriai faina, labai gražu.
tokia tykuma, ramuma. Ir po kol kas dar trasa eina pajūru. Matosi vandenukas, nei debesėlio. O čia kaip ir visada įdomiausia gyvenimo dalis. Ką pasirinkti? Visada kažką reikia rinktis, į kairę ar į dešinę. Komplementarijo ir 101. Gal pasukim šį kartą į dešinę. Kiek suprantu, komplementarijo, tai reiškia atvedė mane papildomai pažiūrėti į šį seną malūną. Nežinau, ar jis labai vertas jų dėmesio, bet laiko turint pasivaikščiant dar plius prie vandens, tai man čia pasaka. Jo, komplementarijo ta rodiklė, kur buvo, tai taip reiškia dadėti papildomai keli kilai prie mano trasos, nes grinai ratu apvedė aplink vandeniuką. Faina šitą. Tai aš net nebežinau, ar man pavyks šiandien įveikti tuos 29,5 kilo, nes iš 29,5 kilos spėjau aš padarysiu kokius 49. Nes buvau ir net ten nuklydęs ir viską. Jei neklystu, aną tiltą kirtus, kur matosi man už nugaros, galėjau sutrumpinti kelionę 11 km, bet neatvykau čia shortcutų daryti, o paprasčiausiai pavalkatauti. Neseniai praėjau rodiklą, kur rodė 100 lygiai kilometrų iki Santiago Compostela. Prisėdau pavalgyti. Iš Lidlo gerybių ir dabar pavalgys taip sunku išsijudinti. Norėtųsi jau gulėti ant žolės ir grožėtis vandenėliu. Praėjau ką tik pirmą albergę, kur galėčiau apsistoti nakvyniai nebrangiai, pigiau nei viešbutį, bet surizikuosiu ir eisiu toliau, nes turiu dar šiandien jėgų, nors pirmą dieną gal negerai per daugus plėšt, bet oras geras, nelyja, einam. Tiesa, vakar išvykimas prasidėjo su nuotykiais. Atvykus į oro uostą nerodė mano skrydžio, nemačiau, nes ieškojau pagal kompaniją, kurioje pirktas bilietas. Nežinau dėl ko, bet rodė British Airways ir Vueling. Aš buvau pirkęs iš Vueling, bet kol supratau, kame šaknis, galvojau, kad skrydžio nebėra. Bet viskas buvo gerai, atskridau. Po to, tik nusileidus šitoj La Coruna,
Išėjau, žiūriu, stovi autobusas. Šokau į autobusą. Klausiu vairuotojus, ar važiuoja šitas autobusas iki traukinių stoties. Sako, jo. Sakau, kelintas sustojimas. Sako, tai nieko, aš tau pasakysiu. Bet aš buvau vienas. Po to prilipo daug žmonių, važiuojant dar stotelėse dar, pilnas autobusas. Važiuojam. Kaip niekas nesako, taip nesako, kad išlips. Po to supratau, kad važiuoju atgal į oro uostą po kokį 40 minučių, kai pradėjau matyti tos pačius pastatus. Taigi, valandą su virš apvažiavau Korūną ir grįžau į oro uostą. Buvo vakaras, nebeturėjau laiko antrą kartą važiuoti su autobusu, tai pasiėmiau taksą ir su taksu tiesiai į autobusų stotį, o ten nusipirkau bilietą ir tiesiai į Ferolį. Ferolį buvau apie 9 vakaro, tai gan jau vėlu. Bet jeigu kas turėtumėt laiko ateityje ir planuotumėt važiuoti, tai siūlyčiau pasilikti Karūnai, nes to turų už €55, ką mačiau, labai gražus miestelis prie jūros su paplūdimiais. Tai gal būtų verta praleisti vieną dieną Korūnoj, po to atvažiuoti į Ferolį dar pabūti gal ir tada leistis į kelionę. Saulė gražiai žaidžia. Truputį neramina, nes kažkurį laiką jau tikrai ilgokai, kokią valandą gal nemačiau rodiklių. Ir nieko, einam, tikiuosi į tą pusę. Taip. Pasirodo, aš buvau teisingam kely, aš dabar tik išsukau iš kelio bažnyčią pamatęs. Tai va, grįžtu į kelią, viskas gerai. Einam, tarararam. Jau buvau įsigandęs, kad belekiek kažkur ne ten nugribavau. Bet viskas gerai. Nėra taip blogo, kas neišeitų gerą, galiu pasakyti. Pajokausiu biškį, kaip simboliškai nuo bažnyčios rodiklė tiesiai veda kur. Daugiau nieko nesakau, einu toliau. O, kamera. Labuko. Nors gal tas ankstesnis gimtadienių šventimas Ispanijai geresnis būdavo. Jau pavargau, jeigu iš tikrųjų norėčiau atsisėsti kur, pasiimti servežos kokį didesnį bokalą, gal vaipuką ir parelaksuoti. Bet tikslai yra užbrėžti. Iš tikrųjų yra viena kas kita per visą dieną suvaikščioti, ten darbę, namie, nežinau, kažkokius reikalus tvarkant, padarom tikrai daug žingsnių. Bet visai kas kita trasoj, nes kalniukai, pakalnės, visi nugrybavimai. Bet smagu. Vis tie patys 96 kilai.
vanduo skanumo, tai belia kokio. Neatsimenu, kada tokį skanų vandenį geriau. Piligrimų daug tikrai nesimato, nes dabar kaip ir ne sezonas. Čia viena iš priežasčių, dėl ko pasirinkau keliauti lapkričio pabaigoje. O dėl to, kad gimtadienis ir norėjau kažkur kitur atšvęsti. Ir kad kely nėra daug piligrimų. Ir tik tiek rizika dėl oro, nors vasara labai karšta. Savi pliusai, savi minusai. Bet faina. Ramuma, atsigeriau skanaus vandenėlio ir keliaujame toliau. Galima ir iš Korūnos pradėti eiti Santiago Compostela, bet tik tiek, kad negausit sertifikato ar Jokūbo nuodėmių atleidimą, nuodėmių išpirkimą. Bet jeigu rimtai, tai aišku smagiau padaryti tą Camino Inglés. Mažiausią trasą, už kurį gauni sertifikatą, gali pasiimti pasą. Toks kaip ir žaidimas, kaip ir įdomesnė kelionė padaro. Faina. Nebūtina būti labai tikinčių, kad daryti piligriminę kelią. Tik kelionė, atradimai, kažkokia nauja patirtis. Ok, kylame virš. Žiūrėkit, kokį kaimelį priejau. Čia gyvena Kazanova. Ir man liko eiti 93, 989, 94 kilometrai. Kažkaip jie nelabai tirpstai. Parduodama vila Ispanijoje, nerealioj vietoje. Tik reikėtų biškį pasiremontuoti, pasidažyti, o šiaip tai viskas ok, telefono numeris yra. Gal ir baseinas viduje yra. Štai ir pagaliau mažiau nei 90, 88 kilai, 708 metrai. Kojos biškį nebelaiko jau, bet kažkaip Ponte Deumo turėčiau pasiekti. Oras dar geras, šilta, bet saulutė po biškį leidžias. Kažkaip reikia praeiti tuos laukus, miškus, bent jau šviesoj, o po to kaip nors jau kaimukais turėčiau pasiekti tikslą. Nusipirksiu piligrimo suvenyrą kriauklę. Čia netolimais dėdukas stovi, kuris tvarko traktorių. Tai čia jo yra ir klausiau, kiek, sakė, kiek gali paaukoti maistą ir viskas. Gražu. Šitą bus mano, kuri primins kelionę. Trūkstų dar lazdos žalios, kad būtų lengviau eiti arba apsiginti nuo kitų piligrimų, kaip senovai būdavo. Ir būsiu išvis tikras piligrimas. Aš į video nededu, kaip ieškau bilietų, miegojimo vietų, nežinau, nakvynės namų ar dar ten kažko. O jei jums įdomu, tai jūs parašykit kitą kartą video, galiu įtraukti. Aš kai daug keliavęs, tai man atrodo, kad tai visi žino ir
nelabai kam gali būti įdomu. Bet jeigu įdomu, laukiu jūsų komentarų ir tada kažką pakeisim. Ir kas be ko, jei kam patiko kelionė, nepagailėkit komentariukų, laikiukų ir aišku paspauskit subscribe, kad gautumėt visas naujienas ir sekančias keliones. Dėkoju. Mua. Na ką, vėl dvi rodiklės alternatyvo. Spėju gal gražesnis, bet vakaras jau renkuosi, kur tiksliai parašyti kilometrai. Ir judu, nes dar nežinau, kur šiandien miegosiu, dar reikia susirasti nakvynės vietą. O dar iki mano punkto jaučiu kokį 10 kg, mažiau gal biškai 8 kokie. Tai kol saulę turim, reikėtų paskubėti. Šiaip tai daiktus atsirinkti kelioniai buvo pakankamai lengva. Aš susidėjau viską, ką neparsivešiu. Ilgai taupyti tokiem reikalam ir kad nereikėtų skalbtis. Įsidėjau savaitį laiko 5 maikes, 8 kojines, triusikų, 3 kelnes turiu iš viso. Tai vis po biškį palikinėsiu ir taip kuprinė po truputį lengvės. Nemačiau prasmės ten dar daugiau kažką pasiimti. Tikrai pats nereikalingiausias daiktas, kurį įsidėjau, nes galvojau, kad bus šalta temperatūra, bent jau tai pasitikrinus, rodė 10-11 laipsnių, gal vėliau bus. Bet šiandien, kaip matote, po marškinėliais įsidėjau šiltą kepurę su bumbalu. Nežinau, ar ją pamatysit vėliau video, bet tikiuosi, kad ne. Namas negyvenamas. O, gal radau nakvynį vietą. Bet ne, čia tai tikrai jau neapsistočiau. Spėju ir Vaidenas dar tokioj vietoj. Labai gaivus oras, labai faina. Ir nepamenu, kada geriau iš tikrųjų šaltinio vandens. O šiandien net 2 kartus. Aš Lietuvoje gal per savo visą gyvenimą geręs porą kartų šaltinio vandens. O šiandien per dieną. Ir labai faina, gera trasa. Daug upelių, vandens, miško, gamtos. Vienu žodžiu, judam toliau. Buen camino. Buen camino. Camino. Dar vieną vilą Ispanijai pardavimui. Kas norėtumėt, kreipkitės, žinau lokaciją, padėsiu įsigyti. Aš einu į Santiagą trasa Camino Inglés, arba reikštų English Way, nes anglai, norėdami padaryti Camino, atplaukdavo laivais į Ferolį ir iš Ferolio eidavo. Taip ir to kelio pavadinimas prilipo Camino Inglés. Ir toks sutapimas, aš šiuo metu gyvenu, ne šiuo metu, paskutinius 17-18 metų gyvenu UK. Taigi man ir kelias tinka Camino. Bet tas jausmas, eini ir nežinai realiai. Nei kur eini, nei kada eisi, nei kur miegosi. Tai įdomiai taip, tikrai įdomiai. Nauja patirtis visiškai. Tikslas kaip ir aiškus, einu į Santiago Compostela aplankyti Švento Jokūbo kapo. Tai legenda, ir iš tikrųjų jis ten yra, niekas nežino, bet einam pas Jokūbą. Tuoj apsibliausiu šlaimas. Pasiekiau, matau ženklą Ponte Daume. Praėjęs ženklą pradėsiu ieškoti, kur galėčiau permiegoti. Realiai šiandien padariau, aš nežinau, kokiam kilų jaučiu. Jeigu trasa yra 29,5, tai visi nugrybavimai
sustojimai ir taip toliau, aš neįsivaizduoju, belekas. Belekas. Radau kažkur nakvynę už 3 minučių kelio ir už 5 euriukus Alberguje. Einam ieškoti. Nežinau dėl ko, bet man primena filmą Visas upės teka. Ką tik iš turistų centro, kuriame reikia išsipirkti Albergų nakvynę piligrimams, sumokėjau 5 eurus. Gavau raktą ir žinot ką, po kol kas esu tik vienas piligrimas, kuris miegos ten, o ten lygiai 20 lovų yra, tai einam apžiūrėti. Va, šitaip atrodo mano nakvynės namai šiandien. Čia talpina 20 žmonių, bet šiandien aš būsiu vienas. Greičiausiai, nors gal bus taip pat kaip Italijoje. Ruošies vienas, bet po to priguža. Pilnas patalpas, būtų gerai susirasti klozetę šalia lovos. O, čia tūlikai, dušas. Galėsiu eiti praustis, eilių nebus, bus gerai. Pasilieku antram aukšte. Va, radau lovą su rozeta. Blemba, jeigu niekas netvyks. Tikiuosi šiandien savaiden, net nejauku biškį. Bet va, yra radialai, yra kažką, užvalkalas kažkoks apsivilkti. Gerai, viskas, dabar atsijungiu, susitvarkau, vėliau prisijungsiu. Nakvynę radau, pontedumą pasiekiau. Jej! O, biškį parodysiu, turiu žiauriai fainą dalyką. Nusipirkau prieš praeitą kelionę, bet neįtraukiau į video. Adapteris, kuris tinka visam pasauliu, kur nuvažiuoji, ten pasijungi, žiūri fainą. Čia paspaudi tokį vieną mygtuką ir čia išstumi kokią reikia rozetę. UK, Europa, Australija, Amerika, China, beleką. Ir plus USB jungtas. Tai tikrai žiauriai praverčia. Ir be to nusipirkau šitą iš kur gal nereikia skaityti. Nusipirkau vienu žodžiu bateriją, powerbanką ir žiūrėkit, koks fainas dalykas. Net nežinojau, tuoj parodysiu, kokie cirkai. Ir dabar nėra. Palaukit, tuoj. O, turiu prožektorių. Žiūrėkit, čia. O ką tik, kai buvau įsičekinti, pasimti raktą alberginiai, tai panelė ten, kur dirba. Gal sakau, blemba, jeigu būtų sistemė, nebūčiau žinojęs, ką daryti, neturiu jokio prožektoriaus nieko, bet pasirodo turiu. Tad tamsa nebaisi irgi. Bon kaminas. Juokas juokais, bet bevalgant nosį nušaliau. Čia nešildoma visiškai. Pabaigu valgyti, bėgu į dušą po karštų vandeniu. Tikiuosi yra. Telefono apsas rodo, kad šiandien padariau 47 200 beveik žingsnelių. 47 178. Prašau. Nerealiai. Na ką, įsimaudžiau. Dušas. Nenoriu keiktis, labai geras. Karštas, srovė gera. O priemonių nieko daug nesidėjau, pasėmiau tik muilą, dantų šepetuką ir pastą, kad neužsikrauti ir pilnai užtenka ir mažą rankšluostuką, kuris šiuo metu džiūsta, bet patalpa nešildoma, tai bus jaučiu problemų dar rytoj, ok, bet po to kaip aš jį džiovinsiu, nežinau. Gal apsistosiu viešbutį po to, gal šildoma bus, ką žinau, kur aš miegosiu visų pirma. O šiandien tai viskas taip, galėtų dar būti piligrimų, būtų su kuo pasitarti, pakalbėti, bet nėra, nes nesezonas, iš vienos pusės gerai, galėsiu ramiai pamiegoti, o iš kitos pusės būtų visai smagu susipažinti. Šiandieną vienas praleidau, turėjau keletą pokalbių, bet tokių sausų ir trumpų, tai
jau noris bendravimo. Tai va, mano patalai. Ir viskas, patalai paruošti. Kraunu visas baterijos. Einu dar prie telefonio pasėdėti ir viskas. Taigi, iki rytojaus. Ciao.